Sveiki, su jumis yra Svajonių Taro. Darysiu būrimą. Savęs pažinimas vadinasi. Yra 3 variantai. 1, 2, 3. Pasirinkite tai, kur jaučia jūsų širdutė, kur jaučiate patys ir žiūrėsime, kasgi krenta jums. Taigi, pradedame nuo pirmo varianto. Čia bus 4 kortos kiekvienam. Tai pirmas, kaip aš matau save, kaip jūs matote save. Tai iš dalies arba jūs pinigai eina dalimis, arba kažkokius pasiūlymus gaunate, ar ten apskritai kažkas prisipažino meiliai, siūlo susituokti, kartu gyventi, galbūt darbo pasiūlymai. Jeigu tai piniginiai pusė, tai iš dalies kažkaip jūs tiek, kiek uždirba, tiek kiek gaunate. Kaip jūs matote save čia? Liktai dar neapsisprendęs būnate, galvojate, mastote, kažką bandote nuspręsti, priimti, arba atvirkščiai laukiate, kad kažkas priims kažkokius sprendimus. Tai jūs esate sprendimų paieškose, priėmime, arba tai, kad laukiate, kažkas priims. Tikrasis jūs. Tai yra pentaklių pažas. Iš tikrųjų jūs arba mokinatės, arba tai yra žmonės, kurie dirba, mėgsta dovanas, mėgsta, kada finansiškai kažkaip tais paremia, taip pat tai galbūt jau turite vaikų ir jie mokinasi. Ir, sakykime, čia pati korta parodo, kada žmonės mėgsta tobulėti, dirbti, studijuoti, kažko siekti savo gyvenime, pasiekti. Tai tikrasis aš, tai jūs tikriausiai tobulėjate, kažkur judate į priekį. Pasigražinu, saugelis, galbūt. Taip, kas blokuoja jūs, kad pamiltumėte save? Taurių tūzas. Daug dirbate, daug stengiatės, galbūt tai to nedarote. Šiaip tai pati korta parodo labai, kad jūs esate aktyvų žmonės. Daug ko siekiate, daug ko norite padaryti. Jeigu aktyvumo nėra, tai blokuojate energiją ir, sakykime, nedirbate, nedarote, kažko nesiekėte ir negaunate pelno, kuris turėtų būti jums ateiti. Turėtų būti energingesni, aktyvesni, užsidirbti gerus pinigus ir tikrai tai galite. Bet kažkodėl va čia va ir bloko korta. Kaip jūs galite įveikti tą spragą? Susitvarkykite savo jausmus, tada seksis ir finansai, ir susitvarkys ir finansai, ir meilė, romantika. Iš tikrųjų, dvasinė korta, taurių tūzas, kada sekasi ir meilėje, ir piniguose. Reiškia, kažkur yra šeimoje, galbūt kažkokie konfliktai. Norite, jeigu taip, galite ieškoti mylimo darbo, veikti tai, ką jūs mėgstate daryti, eikite į vakarėlius, darykite tai, kas jums yra miela širdžiai, ne? Miela leisti laiką. Tai vat, kada jūs pradėsite mylėti save, mylėti kitus, jūsų ir finansai pagerės ir patys atsistosite ant kojų ir viską blokuosite. Antras variantas. Kaip jūs matote save? Mago korta, tai čia pasakysiu taip. Čia tikriausiai žmogus, kuris arba turi ekstrasensūrinių sugebėjimų, magiškų sugebėjimų, daug ką moka, kitų atžvilgių tai gali būti gudrus žmogus, kuris moka apgauti, kuris moka pagudrauti, pamanipuliuoti. Šiaip tai matote save, kada daug ką sugebate, daug ką išpildote ir daug kas gaunasi va taip. Tai magas dažnai rodo žmogų talentingą, kada jisai viską daro taip, kaip jam, tiesiog sekasi gyvenime. Iš tikrųjų, mago korta yra gera asmenybei, tai yra, kad žmogus tiesiog viskas jam savaime išeina. Koks yra tikrasis jūs? Pasaulio korta, labai talentingas, labai dvasiškas žmogus. Daug ko keliaujate tikriausiai, daug ką pasiekėte, norai pildosi. Bendraujate galbūt su savo trečiuoju aš, čia gali būti ir kosminis susijungimas, ta prasme su visata, su aukštesniaisiais. Šiaip tai jūs saugo angelai, galite pildyti visus savo norus, norite geresnį atlyginimą, norite darbo paaukštinimą, prašom, gausit, norite naujų pareigų, naują darbą susirasti, kuris tobulėtumėt, prašom. Norite sukurti santykius, prašom, norite vaiko, prašom, bet svarbiausia yra tikėti, prašyti, kalbėti su savuoju aš, su savo angelais, su vedliais, nes jūs turite labai stiprią apsaugą ir šiaip tai keliaujate, tikriausiai galbūt gyvenate užsienyje ir apskritai žmonėms sekasi, tikrasis aš labai tobulas.
Kas blokuoja jūs, kad pamiltumėt save? Jūs labai daug flirtuojate galbūt su kitais per SMS, žinutės, laiškus, skambinėjatės, bet tai eina, kada jūs leidžiatės flirtą per atstumą. Bendraujate su kitais ir truputėlį blokuojate, nes negaunate to tikro galbūt ryšio, kai darote viską per atstumą. Šiuo atveju bendravimas per atstumą, o jūs blokuoja. Tai yra, kada žmonės tiesiog nėra tikri arba nežinai, koks tai yra žmogus ir gali būti, kad flirtas pasibaigia greičiausiai skyrybom ir tai blokas yra, nes nesiseka sukurti santykių ir pajudėti kažkur iš mirties taško. Kaip aš galiu įveikti spragą? Tai teisingumas, teismo korta. Tai arba būti teisingiams, elgtis teisingai, taip pat tvarkyti dokumentus, arba tai teisiniai dalykai, galbūt ieškoti vedybinio gyvenimo, galbūt kažkokios skyrybos, galbūt tvarkote kažkokius dokumentus, galbūt dirbate teisėsaugoje, tai su tam tikrais ofisais, teismais ir taip toliau. Tai kaip galite įveikti spragą, svarbiausia būti teisingams. Nedaryti, kaip sakoma, nedarykite blogų darbų, nes kiekvienas pasakytas žodis, kiekvienas padarytas darbas, neatliekant gerais motyvais, atsieis arba nuo teismo, arba nuo aukštesniųjų jėgų. Būkite teisingi, būkite sąžiningi ir tada viskas išsispręs. Tik tai būkite teisingi, nes bumerangas turi du galus. Taip. Ir trečias, kaip jūs matote save, naujovę. Kvailys, tai, kad jūs pradedate naujo gyvenimo etapą, naujate viską nuo pradžios, galbūt dvasiškai kažkur kylate, galbūt keičiat gyvenamą vietą, keičiat santykius, keičiat darbą, apskritai naujovės, nežinomybę. Kartais pasielgiat kvailai, bet jūs darote tai, kas jūs daro laimingas. Tai yra nauja pradžia, naujos galimybės, kai kada jūs tai gąsdina, bet tai atneša jums daug laimės. Galbūt kvailys tai yra kaip ir žmogus, kuris tiesiog siekia naujovių, susipažįsta su naujais žmonėmis, susipažįsta su aplinkiniais, kažkaip tais išeina ten, kur niekada nebuvo. Tyrinėtojas, žmogus tyrinėtojas, kuris tyrinėja, domisi, nagrinėja, kartais yra baugu kažką daryti, tarkim, jeigu keičiat gyvenamą vietą, arba tenka keisti darbą, arba įsiskirti, pakeisti apskritai viską ir viską pradėti nuo nulio, nuo naujo lapo, kartais būna kepti nauji tėvai, tai irgi kaip nauja patirtis, tai nulinė korta parodo, kad patirsite tai, ko dar nepatyrėte. Galbūt kažkur išvykote, kur dar niekada nebuvote išvykę, arba nusprendėte iššokti iš parašiuto, ko anksčiau nedarėte, arba panašia situacija, ne? Tikrasis aš, mirties korta, tai yra transformacinis laikotarpis, dauguma į mūsų. Tai yra, kada sprendžiate senas įsisenėjusios problemas, bandote kažką keisti, kažką užbaigti. Vieniem tai baigėsi tiesiog bendravimu su užbaigimu, kažkokių sprendimų, darbų užbaigimas. Kai kada tai yra tam tikras periodas, kurį jūs užbaigėt, galbūt darote remontus, baigėt užbaigti, kažką tvarkotės, kažką keičiat. Tai yra, kada keičiasi ne tik aplinka, gyvenamoji vieta, galbūt remontai vyksta, galbūt apskritai keičiat gyvenamą vietą. Santykiuose tai gali rodyti ir įsiskyrimą, ir sprendimų būdus, kada žmonės tiesiog susėda ir viską sprendžia, galvoja, kaip čia ką pakeisti santykiuose, kad tobulėtumėme, kad išliktume šeima. Darbe irgi lygiai taip pat, arba sprendžiat senas užduotis, sprendžiate, kažką atliekat, kaip apsiskaičiuojat, viską baigėt iki galo, viską užbaigėt, padarot, arba išeinat iš darbo, metat viską, nes jau toksiški santykiai, ne? Tai yra nauja pradžia, kažkas miršta, kažkas gimsta. Kažką galbūt iš artimų rate mirė, o kažkas iš naujo gimsta, ne? Kažkokia nauja pradžia. Vėlgi, transformacinis periodas, tikrasis aš, kad jūs kažką keičiat. Vieni išeina iš tam tikro psichologinio dalyko, keičia savai dvasinius dalykus, kiti lieka toje pačioje vietoje stovėti ir taip toliau. Transformacija begalinė. Kur norit, ten kylat. Kas blokuoja jūs šiuo metu, kad pamiltumėt save?
Vyriškis kardu kažkaip tais neleidžia pajudėti iš priekio, tai susiję su vyriškiu. Galbūt žmogus tiesiog tam tikrose situacijose atsidūrėte, kada neinate pajudėti. Vyriškis kaltas, kardu karalius griežtas, turi savo nuomonę, galbūt net lieka. Ir 10, kaip aš galiu įveikti spragą su šeima, su artimiausiais. Leiskite laiką su šeima, su vyru, su vaikais.